va, pusryčiai tokie. Tokie žmonos pusryčiai. O, aš vis kūdį. Išbandinėsiu bulačką. Kavutė. Kai visą laiką su šiokiam tokiam problemom. Jau juokėsi žmona iš manęs. Nežinau, čia kokia kava. Nežinau. Žodžiu. Ir kažkokią žalią figą. Šitą figą turėtų būti saldi, vis kažką po naujo pabandau. Tai jeigu iki atostogų pabaigos viskas bus ok, tai reiškia ok. Jau. Tai nebloga figa. Vau, super. Ir kavutė pasigamino labai skani. Tysėmės prie jūros. Gerai, žmona sakė, kad prie baseino jau gultų laisvų nėra. Čia užsiima iš vakaro. Kažina, prie jūros rasim laisvų gultų. Yra prie jūros keletas laisvų gultų. Kažin, raudonas. Ne raudona vėliava, galima maudytis. Ai, raudona, kur. Nu, tai ko jį maudosi? Nes vakar tai tik daini iki kulniukų jau švilpė. Jau švilpdavo. Kepimo laikas prasideda. 10 valandų, kažkiek tai minučių. Ir kepam. Wow! Pasižiūrėkit į kokią saulėje. Pasimt būtinai kepurę, skriblių, akiniukus, patekvo ir pašli na jūrą. Vandenukas kosminis, supratau, kodėl vakar neleido, nes ten yra labai daug tokių atbrailų ir kai buvo vakar labai didelės bangos, tai, kad nesusižalotų žmonės, dabar jau leidžia giliau. Vanduo, wow, superinis, super duper vandenukas, o šie bangos pamažu, akmenukai skalauja krantą. Ne, bangos skalauja akmenukus. Wow, super. Bet dar raudona vėliava. Ten jau neplevėsuoja raudona, man atrodo, tik čia. Bet jau galima maudytis. Ai, reikia džiaugtis antrą atostogų dieną. Net kažkaip pasimečiau vakar, kai mažai miegojau. Tai šiandien trečiadienis. Galvojau, kad ketvirtadienis. Bet gerai, dar tik trečiadienis. Varau mėgautis vandenį. Pamirkau vandenį, net va, išmirko pirštai. Apie valandžiukę praleidau. Apie kiek? Valandą ilgiau truputėlį neišlipęs. Visai faina. Dar truputėlį jau pradėjo darytis vėsų vandenį. Nes taip, jau nebeplaukiuosi. Labai gerai, kad jau ne raudona, o geltona vėliava. Tai galima maudytis. Neriboja. Apsaugininkai, gelbėtojai, laiferiai, norėjau sakyti. Tai va, kempam su žmona, jie labiau daugiau deginasi, aš mažiau. Vakar mes nuslydom, o šiandien atvaro ir galvojom vakar visi gultai, visi užimti, nesuprantu, kame šaknys. Bet aš nesitikėjau, kad viešbučio teritorijoje esantys gultai dar mokami po 2,50 € už gultą. Dėl to vakar kaip atvarėm ne iš ryto, po pietų žiūrim, kad visi gultai užimti, užsibukinti, uždėti daiktai. Kažkaip net nesupratau. O praėjusiais metais, ar užpraeitais metais, kai buvom Turkijoje, tai ten jau apartamentus kaip reikalus gavom, net prie ant suoliuko su užuolaidomis.
ten gal 2 eurus ar 3 eurus visai parai. O gultai buvo nemokami Turkijoje. Graikijoje to nėra. Na, bet kaip sakau, nieko čia tokio, nieko čia blogo. Ir visgi viskas kainuoja, viską reikia žmonėm irgi sutvarkyti, padėti. Va, 5 eurai už gultą, ten pasirodo už rankšluostį 2,50 eurai sumokėta. Ne tą padavė žmona čekį. Tai va. Norit leko marmoladą, vanilą. Čia geriau sekasi. Geriau sekasi. Nu va, geriau sekasi. Mes nusprendžiam, mes verslininkai. Visai karšta ledukai va, mano. Labai greitai, labai greitai įšyla, nes tikrai didelė kaitra ant saulės, degino riebalus. Tai čia kažkokių ypatingų ledų skonių nėra, bet karamelė užpilus labai skanu. Bet nėra nei debesėlio, žiūrėk, net programėlė rodo, turim vieną arba jokio debesėlio. Pojūtis tai 3-4. Šilta. Ne tokius skanus ledai kaip Lenkijoje, bet skanus. Pasideginau. Dabar reikia į vandenuką, kokiai valandžiukai. Ir po to pietus, ne? Ar jau dabar pietus? O kiek dabar? 13:10. Jau pietus, sakau, 13:10. 12:10. Ai, 12:10? A, neišgirdau. Nerėk. Ale rėksnė, tai kaip? Tai, kad tu negirdi prieš jo, net nereikia mikrofono. Man tai reiktų, aš tyliai kalbu. O čia tyliai kalba, ne. Nereikia mikrofono. Pietų lėkštė. Čia žuvis, čia makarai, čia kažkokie šankauliukai, čia dar mėsytė kepta, čia bulvonai, jūros gėrybių ir kokių čia salotos ir bulvičikės. Čidėjus pas mane visą savaitę bus. Ką, lėkštė tuščia, reikia varyti desertą pasimti. Čia liko tik toksai riebalas kažkoks avienos, čia šankauliukas ar dar kažkas. Laisai lieka. Bet šiaip viskas labai skanu. Deserčiukui vakas. Tai cukruje laikytas apelsinas. 2 gabaliukai watermelon arbūzo. Ir va tokis skanėstukas. Kiek čia tų valandų, kad jau čia visi dingsta? Po 2:05. Po 2:05, ne? O, greitai, tai mums už 30 minučių. O, atsiprašau, susitikimus. Einam kavos pasidarysim. Čia nėra kavos, neduoda, nes vakar tai pasidarė Giedrys, nekreipė dėmesio į tai. O šiaip tai sneksų bare. Pietus tai čia taip nėra labai užgulti, bet jau vakarieniai, tai eilė būna va tik iš šičia. Nes staliukų mažai, visi gal nori valgyti, nu ne gal nori, bet tikrai nori. Ir vakarieniai tikrai taip nori pasėdėti žmonės, taip greitai nevalgo. Pietum tai tokie, toksai patinginiavimas, labai daug niekas nekemša. Nesakau, yra sneksų barai, tai gali ten prisikimšti, ko nori. Ir sneksų baruose yra kava. Tai va ten ir varysim kavos atsigert. Kava tai čia tokia įdomi. Aš praeitais kartais, kai negerdavau kavos, tai nieko, dabar kai geriu, tai Greta atrado gerą receptą kavos, tai tipo ekspreso pienas, ekspreso pienas. Ir tada būna amerikano kavos puodelis geras. Ir taip įmanoma skaniai atsigerti. Tikrai tada skani kava, nei per daug pieno, nei per daug kavos. O kaip geri taip paprastai, tai kažkaip per daug arba pieno, arba kavos. Užeikite. Gerai, pataisysiu kava, ne amerikano gaunasi, o kokia? Tiesiog miksas. Miksas kavos su pienu. Aš sumaišau espreso ir pieną. Nu, tai. Aš žinau, aš tai kaip pasidarau, bet ką bespaudžiu, tai man pas mane
Ten nesąmonė, arba į puodelį va tiek pribėga, arba iš vis ten nepribėga, net nepasakysi, kad ten kava pribėga. Sprausti espresso, tada milti, ane, tada vėl espresso. Aišku, galėjau spaust double espresso, bet padarysiu. Tai nepribėga. Bėga. O čia jeigu kam reikia sulčių, bet labai saldžios. Ir vanduo grynas. Vandens neduoda buteliukuose. Vieną kartą, nes kažkaip greit reikia. Tai reikia ir man pasidaryti tokiu pačiu principu. Čia kažkaip, čia gerai milk, espresso, ne? Nu, čia bėga pas tai milkas. Nebėgu, sakau, kad pienas nebėga dėl to, kad neveikia, nes tada irgi nebėga. Tada šitą nespaus. Tas ir nebėga pienas dėl to, kad neveikia. Šokoladas bėgs, man atrodo. Tai gal iš šito bėga? Nu gerai, pasižiūrės. Baristai darosi kavutę. Atvarėm į senamiestį, Retiminas miestas, sumokėjom 2 euručius. Po 2 euručius, ne 2, už bilietėlį. Ir atvežė čia 15 minučių nuo mūsų viešbutėlio. Ir ką, šilta, kaip žmona sako, ne šilta, o karšta. Truputėlį net kamera kaista, matau, atsargiai. Net kaista kamerytė, bet ką, išgyvensim. Parodysiu kažkokių vaizdų, gal kur nematėte. Kur mes lekiam? Nežinau. Žiūrėk, rekonstruoja kažkokį bokštą. Reikia nemiegoti. Miegoti jo. Nes nukirs. Žodžiu, varom pro šopus. Senamiestis iki laivo to Švyturio. Nu ir varom. Tai va tai. Varom. Kaip tyčia, o 2 bardė uždaryta, reiks rytoj atvaryti. Nu, kur mes? Normaliai, ne? Kaip aš nepažiūrėjau. Tu gal tu čia pažiūrėsi? Tai gal kažko paprašyti. Tai jau kažko, normaliai. Varėm į 2 bardį, nu tave. Va kankinai greta. Kokie kankinai? O. Kankiniukai. Žiūrėkit, gagai, vyrą galiu parvežti. Oi, ne, čia dar daugiau gaginų. Oho. Kaip kietai. Švyturys. Einam link Švyturio. O čia kas? Kas čia tokis dirba? Per vienas luitas. Luitam gabenti, ne valtim čia kokiam traukalioti. O, visai faina valtyti. Tokie kimarai. Va, Švyturiuksas. Aišku, iki jo dalipti neįmanoma bus, bet nors prieplauka pasimatys. Šiokį tokį vaizdelį. Oho, valtis. Normaliai. Ne valtis, čia laivas jau kruizinis. O, pavėsis, ne? Atgaiva. O, čia kažkokius laivų terminalas.
prieplauka. Kalniukai, kalneliai. Žodžiu, vaizdas neblogas. Ką čia grūdus krauna? Jo, grūdus. Geras. Bers grūdus pilnais kaušais. Čia iš Europos, gal mūsų kraštų. Kaip priartinimas mano kameros gerai, nes va dabar prisiartino, o va tuoj nutolinsiu. Ok. Va, dabar nutolinu. O, susipažinkit su vietomis taisyklėmis. Kai ateini į pavėsį, tai taip va, wow! Nes ant grynos saulės tai netrakina. Bet viskas normaliai. Čia kažkas tai... Ne, gal. O ne? Hallo. Ar žinot, ką su žmona prisipirkom odinių gaminių, bet juos aptarsim pas mus kambarį, viešbutyje, taip? Ko dar ieškam pirkti? Kepurės. Dar noriu lininės arba suknelės arba tos maikutės. Žodžiu, lino ieškam. Kas turit liną arba esat linas, prašom atsiliepti. Nupirksim. Daiktinį. Tai visko. Viskas yra parduodama. Antikvariatas.
Okay. Okay. Thank you. Okay, thank you. Ne. Вот вообще сок. Ну что? Porcelianas. Čia koks gražus. Нет. Tikriausiai su nuolaida. Sidabras. Please, no camera inside. O, okei. Ja, gerai, kad autobusas. Turi bilietukus? Ką? Turi bilietukus? Gerai, kad autobusas babūtų nedajėjai. Tikrai atsakau. Kur tu važiuoji? O, girdi. Pasanai. Šių. Oho. Ar kas matė tokį gyvenimą? 1% ir spėjau įjungti. Vakarieniai. Makajonai. Čia kažkokie avinžirniai. Kapustas. Čia makaronų salotos ir mėsytis. Ir deserčiukai prigriebiau va štai šitokį dalyką. Vandens. Nu ir ką? Alaus su grynu šnapsu. Skanaus man. Šūdas nealkoholinis. Opa, truputėlį nudegta. Ar atneši mano piniginį? O, žiūrėk, ką nusipirkom. Aš tai nusipirkau va piniginytę. Kažkur matyta, ne? Ogi piniginytė lygiai tokia pati. Prieš 5 metus Graikijoje nusipirkau, aišku, ne iš ten pat. Ir va dabar tokia pačia. 5 metai dėvėta, beveik kiekvieną dieną. Prašiau, kad Lietuvoje pasiūtų, bet taip nieks nepasiuvo. Tipo, tikra oda. Ir čia yra apsauga nuo kortelių, tipo kažkokio ten magnetinimo ar dar kažkokio. Tai, bet gyvenu. Ir va čia dabartinė nauja piniginytė. Va, irgi tas pats, tik jau mažesni įspaudai. 12 europietiškų pinigėlių.
5 metam, ganėtinai puikiai. Ir va žmona rankinę nusipirko. Irgi tikra oda, Goraikoj, garsėja odos gaminimu ir gamyba. Pripratęs prie Lietuvos, 9 valandą dar šviesu, o žiūrėkit čia. Opa, naktinė Graikija. O va, kaip jūra atrodo naktį. Einam į ten? Kur? Į ten. Paplūdimiu paėjėsim. O, kokius bokštus pristatė žmonės, nemanau, kad matysit. Žodžiu, čia bokštai, bet nesimato jų. Va, kokia jūra. Saulėlydis. Uhu! Tai ką, chebrytė, aš baigiu savo vlogą, nes jau kamera tai nieko nerodo, nieko nepasakoja. Ir ką? Šiandien tiek tos dienos. Čiau. Čiau. Tai ką? Ate?